Va taip atrodo. Ir va žiūrėkit, pavyzdžiui, čia yra šešėlis apačioje, kur aš važiuoju. Labą dieną, šiandien gerai pasistumėjau. Atsimenat, šitą žemėlapį buvo gražus žemėlapis, bet jis neturėjo jokio veiksmo, galėjai važinėti čia bet kur kiaurai per balas ir akmenis. Tai aš nutariau šitą sutaisyti. Irgi su ChatGPT atskirų įrankių išvaliau, palikau sniegą, tai čia dabar naujas backgroundas. Ir padariau atskirai objektus, va kaip puddle, stone, stones 2, žodžiu išvalyta, padaryta. Ir uždaviau va tokį va promptą, gana ilgas, bet paaiškinau, kad va noriu, kad kiekvienas žemėlapis turėtų savo šitos obstacles ir kad tos obstacles sudėtų į stage'ą kaip masyvą, kuris obstacle kaip ką. Ir viskas gerai, žodžiu, padarė daugmaž iš pirmo karto ir turiu aš veikiantį žaidimą. Bet kas tada atsitiko, tada žiūriu, kad pavyzdžiui, va ypač šitas, kai šitą objektą įdeda į žemėlapį, vizualiai norisi va čia, kur yra balti šitie elementai, važiuoti. O taip kaip aš daviau instrukciją, tai žiūrėti pixel based. Jeigu pikseliai yra peršviečiami, reiškia važiuojama dalis, jeigu neperšviečiama, nevažiuojama. O šita dalis neperšviečiama. Jeigu aš išimu, tada prarandu dalį grožio, nes staiga tie akmenys tarsi atsiranda tiesiai iš sniego, visiškai be jokio aplinkui kažkokio šešėlio ir panašiai, ir tai nėra gražu. Tai tada įdėjau kitą promptą, ar aš jį sugebėsiu čia dabar rasti. 1, 2, jo, va toks atidėjau. Add mask support. Reiškia, jeigu randi, kad atitikmuo objektui yra su mask galūne ir tada pridėjau visus tuos pačius. Puddle mask, stone mask. Tai jau matot, pavyzdžiui, stone yra taip atrodantis, o mask yra atrodantis taip. Nu ir va, ir sakau, reiškia, tuos maskus naudo kaip drivable area, kad nustatyt, kur galima važiuoti, kur ne, o realiai vaizduok jau patį tą objektą. Irgi iš pirmo karto čirkšt padarė, fainai. Taip pat padariau dar portal PNG, tai yra ta vieta, iš kur jie spawnina tie tankai. Bet čia yra vienas niuansas, kad mano prieš tai buvęs algoritmas darė, kad tankai atsirasdavo ne pačiam portalė, o šalia jo, nes portalas yra vėlgi non-drivable area, reiškia jis atsiranda šone, o ne viduje. Ir tas atrodė keistai. Ir čia pagrindinė ir įdomiausia įžvalga visos šiandien, taip sakant, programavimo sesijos. Aš vargau gana ilgai. Ir čia mano galutinis promptas, kuris jau veikia, va matot kokio ilgio promptas, kuriame aš surašiau tiksliai, kaip turi būti implementuota. Ir aš dariau kokius gerus 3 kartus, reiškia, surašiau instrukciją ir bandžiau, aišku, pradžiai, davai implementuok. Ir aišku, jisai suklydo, reiškia, tankas atsirasdavo viduje, bet nesugebėdavo išvažiuoti iš jo, nes jis visas tas plėmas yra non-drivable area, reiškia, jis atsirasdavo non-drivable area. Ir nors aš parašiau, kad tu padaryk, reiškia, exceptioną, bet neišėjo jam tai padaryti. Taip kaip buvo padaryta, kad būtų optimaliai, mes turim žemėlapį kaip vizualų žemėlapį ir tada žemėlapį kaip maską, kur tiesiog juoda, balta, true, false reikšmės, kur tankas gali važiuoti, kur negali važiuoti. Ir portalas patenka į tą nevažiuojamą area. Ir kai jisai skaičiuoja, kur tankas gali važiuoti, o kur ne, nėra atskirai portalų, reiškia, jis negali išimti portalų, kai skaičiuoja, kad tankas spawnina. Ir bandėm įvairius variantus, reiškia, kai tankas spawnina, pažymėti, kad jisai spawnina ir tuo metu ignoruoja non-drivable area. Bet tada buvo kitų bugų, nes jis per tą laiką, kol spawnina, gali užvažiuoti ant kitų dalykų, ne tiek portalo ir tada tenai užstrigti. Tai buvo 3 žodžių iteracijos, bet visas jas darė pats jisai, kol man dašruto, kad čia yra bėda ir tada instrukcija buvo žodžiu duota tokia, kad reikia abiejų, reikia tiek flago, ar tankas spawnina ar ne šiuo metu, ir reikia dar turėti atskirą non-drivable area išskyrus portalus. Ir tada spawninimo metu mes naudojam vieną area, po to, kai baigia spawnint kitą, tą pilną non-drivable žemėlapį. Ir tokiu būdu, reiškia, galime išgaudyti visus būdus ir viską. Tai laikas pažiūrėti, kaip dabar atrodo, teisingai. Va taip atrodo. Ir va žiūrėkit, pavyzdžiui, čia yra šešėlis apačioje, kur aš važiuoju, ir aš puikiai per jį važiuoju, ir viskas gražu ir faina. O čia viršui irgi turėjau bėdų, tai čia viršui yra irgi va didžiulė uola,
ir pusė jos nesimato. Tai taip kaip buvo iš karto po pirmos implementacijos, tai ta uola lipo ant viršaus ant tos panelės. Tai Antigravity galvojo labai ilgai, daug visko analizavo ir sako, žiūrėk, tau reikia visiškai ištraukti tą panelės renderingą į atskirą elementą, parefaktorint, padaryti tą aną ir padarė iš pirmo karto. Dabar matau, dar yra šiek tiek bugelis, kaip jis ten renderina patį viršų, panašu, kad ten kažkas yra dar ne iki galo gerai, bet iš principo kaip ir įgyvendino reikalus. Aišku, kiti visi žemėlapiai liko dar negražus, bet čia turbūt užsiėmimas kitam kartui. Padaryti kitus žemėlapius gražesnius. Iki.